Sveiki, Realu TV žiūrovai. Girdėjau, kad Prienai nenušlifuotas deimantas, traukiantis nekilnojamo turto pirkėjus bei vystytojus. Šiandien esu šitame mieste ir turiu progą susipažinti su naujai vystomu daugiabučio projektu Birutės 9. Kviečiu ir jūs. Tuo metu jisai papuolė vėlgi į privatizacijos projektus, jame keitėsi šeimininkai. Viskas pasikeitė, kada 3 ambicingi vaikinai paėmė jį į savo rankas, patikėjo. Yra labai įdomus dalykas, ko ne kiekvienas daugiabutis turi. Tai būtent bendra zona, kur galės gyventojai pastatyti savo dviračius. Arūnai, nuoširdžiai, ar jūs tikite, kad tokie nekilnojamo turto projektai pritrauks gyventojus ar bent jau išlaikys čia gyvenančius Prienuose? Šalia manęs vienas iš statytojų Arūnas. Šitas būsimas daugiabutis yra buvusios kareivinės. Gal galite trumpai papasakoti šio pastato istoriją, ir kodėl būtent tokiam projektui pasirinkti Prienai? Tai šiaip visa šita istorija prasidėjo labai senai, iš tikrųjų 1935 metais. Jos buvo naudojamos apgyvendinti kareivius ir juose buvo daugiafunkciniai pastatai. Jis eksploatuojamas buvo iki pat nepriklausomybės atgavimo, iki 1991 metų, kada buvo išvesta Sovietų armija ir Lietuva vėl tapo nepriklausoma. Tuo metu jisai papuolė vėlgi į privatizacijos projektus, jame keitėsi šeimininkai, aišku, keitėsi ir pastatas. Tuo metu jis negavo daug meilės, viskas pasikeitė, kada 3 ambicingi vaikinai paėmė jį į savo rankas, patikėjo tuo pastatu ir įdėjo daug darbo ir lėšų, prikėlė jį naujam, ilgam ir laimingam gyvenimui. Arūnai, o kodėl šitas naujas projektas Prienuose? Apskritai, ką jums reiškia šitas miestas? Mes daug apie tai mąstėm, įsivertinom naujai atsikūrančio ir naujai svorį gaunančio miesto potencialą. Pasižiūrėjom santykį savivaldos į verslą, pasižiūrėjom jo ateities galimybės ir tikrai žvelgiam čia didelį potencialą. Rami aplinka, akiai malonus vaizdas. Sigitai, ar ir jūs būsimiem gyventojams akcentuojat vietą? Būtent Prienuose turbūt viena iš originaliausių vietų, per kurios visų butų langus matosi Nemunas, matosi sporto žaidynės, matosi visą laiką galima pasivaikščioti palei Nemuną pėsčiųjų taku. Taip kad vieta tikrai originali ir prieniečiai turbūt tai puikiai vertina. O kadangi aš jau atvykau čia ir turiu progą pasidairyti po būsimus butus, sakykit, iš ko šiai dienai galiu aš rinktis. Internetiniai svetainiai matau, kad 53 butai su dalinė ir pilna apdaila. Kas likę? Šiaip yra jau rezervacijų ir gana nemažai, o pasirinkimas pas mus tikrai platus ir galima rinktis ir iš 1, ir iš 2, ir iš 3 miegamųjų. Tai visi butai yra su balkonais, kurie nori savo privatumo kažkiek tai, yra pirmame aukšte su žeme ir su terasom. Taip kad pasirinkimas tikrai platus, tik tai tiek, kad reikia žiūrėti, kas dar yra likę. Taip pat pas mus yra ir sandėliukai. Yra labai įdomus dalykas, ko ne kiekvienas daugiabutis turi. Tai būtent bendra zona, kur galės gyventojai pastatyti savo dviračius. Kadangi, kaip minėjau, turime pėsčiųjų ir dviračių taką. Tai yra puikiai vieta. Plius, aišku, šitas visas daugiabutis turi parkavimo vietas. Arūnai, nuoširdžiai, ar jūs tikite, kad tokie nekilnojamo turto projektai pritrauks gyventojus ar bent jau išlaikys čia gyvenančius Prienuose? Nepaslaptis, kad tai mūsų projektas ir tuo pačiu metu, kaip nebūtų keista, darbo vystomi 2 panašaus apimties nekilnojamo turto projektai. Mano nuomonė, šis projektas yra kaip pavyzdys visiems kitiems Lietuvos miestams, miesteliams ir savivaldybėm, nes šiuo projektu mes tikrai pritraukiame naujų žmonių į miestą. Kokiųgi technologinių sprendimų gali tikėtis būsimi gyventojai? Mūsų pagrindinis tikslas ir užduotis buvo iš nugyvento, morališkai pasenusio sovietinio pastato padaryti modernų, šiuolaikišką, patogų, imlų žmogui būstą,
turi autonomišką energiją tausojančią individualią apskaitos sistemą, turi A+ labai kokybiškus langus, čia turi nepriklausomai nuo esančios vėdinimo sistemos, turi atskirą vėdinimo kanalą, į kurį galima paimti autonomiškai rekuperacinę sistemą. Kiekvienas butas turi savo šviesolaidį, kuris tikrai neribos jokių internetinių trukdžių, labai erdvios terasos, kuriuose gali tilpti ne tik tais pats gyventojas, bet ir šezlongas, ir didelis stalas. Na ir jeigu jūs smalsaujate, tai aš drąsiai kviečiu jūs į svečius, atvažiuokite, susipažinsim ir tikrai liksite patenkinti. Na kągi, mėlėjai, jeigu ir jums rami vieta, gražus gamtos vaizdai pro būsto langus ir patraukli būsto įsigijimo kaina yra privalumai, kviečiu apsilankyti internetiniam šio projekto puslapyje arba susisiekti su šio projekto pardavimo atstovais.